Sveiki, šiandien mes kalbėsime apie pusryčius. Dažniausiai renkamės varškę ar kiaušinius, o iš tiesų reikėtų rinktis visai kitus produktus, kurie duotų energijos visai dienai. Taigi keliaukim apsipirkti. Pusryčiam geriausia rinktis mažai apdorotas grūdines kultūras, kurios sotumą suteiks iki pat pietų. Labai svarbu ne tik, kurias kruopas išsirinksite, bet ir kaip jas pagaminsite, nes begaminant galima arba išsaugoti vertingas medžiagas, arba dalį jų sunaikinti. Taigi iš vakaro užmerkiam kruopas vėsiam vandenį, santykių 1:3 arba 1:2 vanduo ir kruopas, prieš tai nuploję ir laukiame ryto. Ryte užkaičiam, išjungiam ir paliekame brinkti 10-30 minučių priklausomai nuo kruopų dydžio. Kai kurios šeimos sekmadienio rytą pradeda blynais. Jei pageidaujate gauti 80% daugiau vertingų medžiagų su tiek pat kalorijų, tai tokiu atveju rekomenduoju rinktis pilno grūdo speltos miltus. 4 rytus iš eilės reikėtų rinktis skirtingas kruopas. Tačiau vienas rytas gali prasidėti sveikų sumuštinių, tai yra pilno grūdo bemielė duona, kvietinė, ruginė, kokia jau jums patinka, gali būti užtepta sviestu ir paskaninta šviežiais ridikėliais. Esame įpratę košę saldinti, tačiau daug sveikiau būtų, jeigu jas gardintumėm visai kitais dalykais. Žinoma, galima naudoti ir įprastinius produktus, tokie kaip grietinė, sviestas, šiek tiek tarkuoto kieto sūrio, tačiau perliniam kruopom kuo puikiausiai dera čiobrelių žolė su lengvai pakepinta cukinija, avižų kruopoms cinamonas su moliūgu. Taip pat tinka įvairios užtepėlės, kaip pesto, pestaroso, intensyvių skonių aliejai, pavyzdžiui, įvairių riešutų šalto spaudimo aliejai. Na ir visi kiti dalykai, kas nėra saldu, bet jums skanu. Skanių ir sočių jums pusryčių.